Sveikos mielos damos! Ar žinojote, kad krūtų implantuose naudojamos medžiagos turi toksiškų chemikalų ir sunkiųjų metalų, kurie gali būti pavojingi? Tai tiesa. Daugelis moterų nežino apie galimą riziką susijusią su šiais implantais ir tai kelia nerimą. Šiandien atskleisime paslėptus šių implantų pavojus, kad galėtumėte priimti labiausiai pagrįstą sprendimą dėl savo sveikatos ir gerovės. Aptarsime chemikalų esančių krūtų implantuose sąrašą, apie kurį galbūt norėsite žinoti ir suprasti. Nors silikoniniai ir druskos tirpalo implantai tampa vis populiaresni, svarbu atsiminti, kad šie medicinos prietaisai gali sukelti rimtų komplikacijų. Pasigilinkime ir sužinokime daugiau apie stiprius gyvų audinių dirgiklius slypinčius krūtų implantuose, kurie sukelia uždegimą ir kitus sveikatos sutrikimus. Pirmasis chemikalas mūsų sąraše yra metilo etilo ketonas, bespalvis skystas tirpiklis. Jis dažniausiai naudojamas klijų, dervų ir dažų valiklių gamyboje. Metilo etilo ketonas yra neurotoksinas. Neurotoksinai kelia ypatingą susirūpinimą, nes gali pažeisti nervų sistemą ir sukelti įvairių sveikatos problemų. Didelis metilo etilo ketono koncentracijos poveikis gali sukelti tokius simptomus kaip chroniškas nuovargis, migrena ir net kvėpavimo takų dirginimas. Ilgalaikis poveikis gali sukelti rimtesnių neurologinių problemų, todėl tikrai turėtume į tai atkreipti dėmesį. Toliau cikloheksanonas, dar vienas chemikalas, randamas krūtų implantuose. Kaip ir metilo etilo ketonas, cikloheksanonas yra tirpiklis, naudojamas įvairiose pramonės srityse. Jis taip pat naudojamas gaminti tokiems dalykams kaip nailonas, dažai ir pesticidai. Deja, cikloheksanonas taip pat yra neurotoksinas, galintis neigiamai paveikti nervų sistemą. Cikloheksanono poveikis gali sukelti sąnarių skausmą, patinusius limfmazgius, širdies permušimą, galvos svaigimą ir atminties praradimą. Sunkesniais atvejais tai gali sukelti net komą. Taigi tai tikrai yra chemikalas, kurio turėtume kuo labiau vengti. Acetonas. Pagrindinis nagų lako valiklio ingredientas yra dar vienas chemikalas randamas krūtų implantuose. Acetonas naudojamas kitoms medžiagoms tirpinti, taip pat jis naudojamas plastikų gamyboje. Nors acetonas paprastai laikomas saugiu nedideliais kiekiais, kalbant apie krūtų implantus, jis vis tiek gali kelti pavojų. Kaip ir daugelis kitų chemikalų mūsų sąraše, acetonas yra neurotoksinas. Acetono poveikis gali sukelti galvos skausmą, galvos svaigimą ir kvėpavimo takų dirginimą. Sunkesniais atvejais tai gali sukelti net sąmonės netekimą. Toliau uretanas. Chemikalas naudojamas poliuretano, kuris yra plastiko rūšis gamyboje. Uretano yra įvairiuose produktuose, įskaitant putplasčio pagalvėles, lakus ir atspėjote krūtų implantus. Nors uretanas paprastai laikomas saugiu galutinė forma, gamybos procesas ir skilimo galimybė gali kelti susirūpinimą. Tam tikrų rūšių uretano poveikis buvo susijęs su kvėpavimo takų problemomis, sinusų infekcijomis, odos dirginimu ir net vėžiu. Svarbu pažymėti, kad rizika susijusi su uretanu priklauso nuo konkretaus tipo ir poveikio lygio. Tačiau tai vis tiek yra chemikalas, apie kurį turėtumėte žinoti, kai kalbama apie krūtų implantus. Dabar pakalbėsime apie formaldehidą. Formaldehidas yra cheminė medžiaga naudojama silikone. Jis gali būti pavojingas sveikatai, jei naudojamas netinkamai. Šis cheminis junginys plačiai naudojamas kaip konservantas ir dezinfekcinė priemonė. Taip pat jis randamas silikono gamyboje, įskaitant ir silikoninius krūtų implantus. Formaldehidas yra žinomas kancerogenas, galintis sukelti alerginės reakcijas, kvėpavimo sutrikimus, egzemą ir kitus odos pažeidimus. Svarbu žinoti apie galimą formaldehido poveikį silikoniniuose implantuose ir apsvarstyti ilgalaikės pasekmes sveikatai. Kaip ir su kitais cheminiais junginiais, rizikos lygis priklauso nuo koncentracijos ir poveikio trukmės. Taigi, būtina žinoti apie formaldehido buvimą silikoniniuose gaminiuose, ypač tuose, kurie naudojami medicinoje. Tai padės priimti saugius ir pagrįstus sprendimus. Dabar panagrinėkime tokius komponentus kaip naftos gumos tirpiklį ir epoksidinį kietiklį, kurie naudojami silikoninių gaminių gamyboje. Nafta yra labai lakus ir degus skystis, dažnai naudojamas kaip tirpiklis gumai ir kitoms medžiagoms tirpinti.
Kita vertus, epoksidiniai kietikliai yra būtini silikonui kietinti ir suteikti jam reikiamo tvirtumo ir ilgaamžiškumo. Nors šios cheminės medžiagos yra būtinos gamybos procese, netinkamai su jomis elgiantis jos kelia didelę grėsmę sveikatai. Ilgalaikis naftos poveikis gali sukelti rimtų kvėpavimo takų problemų – dusulį, raumenų skausmus, depresiją ir odos sudirginimą. Panašiai ir netinkamas epoksidinių kietiklių naudojimas gali sukelti įvairių sveikatos problemų, nuo lengvo odos sudirginimo iki sunkesnių būklių. Krūtų implantų gamintojai dirbdami su šiomis medžiagomis visada naudoja apsaugos priemones. Deja, vartotojos, norinčios pasitobulinti krūtinę, nebūna įspėtos apie pavojų sveikatai. Dabar pakalbėsime apie sunkiuosius metalus ir aliuminį naudojamus krūtų implantuose. Tai rimta tema, kurią turime išsamei aptarti. Šie metalai, tokie kaip švinas, gyvsidabris ir aliuminis, gali iš implantų patekti į organizmą ir sukelti rimtų problemų. Pažvelkime į kiekvieną iš jų. Švinas. Švinas itin pavojingas, nes gali pažeisti smegenis, sukelti vystymosi sutrikimus ar netgi sumažinti protinius gebėjimus. Gyvsidabris – tai neurotoksinas, galintis pakenkti nervų sistemai. Dėl jo gali sutrikti atmintis, koordinacija ir atsirasti kitų sveikatos problemų. Aliuminis. Nors aliuminis dažnai naudojamas kaip silikoninių implantų priedas, jis taip pat kelia rimtą pavojų. Ilgalaikis aliuminio poveikis gali būti susijęs su neurodegeneracinėmis ligomis, tokiomis kaip Alzheimerio liga ir kitomis sveikatos komplikacijomis. Toliau polivinchloridas, geriau žinomas kaip PVC, yra plačiai naudojamas plastikas, kurio yra visur, nuo vamzdžių iki grindų dangos. Deja, PVC taip pat naudojamas krūtų implantuose. Problema ta, kad PVC gali išskirti kenksmingų cheminių medžiagų, ypač kai suyra. PVC sudėtyje yra ftalatų, kurie yra endokrininę sistemą ardantys junginiai. Endokrininę sistemą ardantys junginiai yra cheminės medžiagos, galinčios trikdyti mūsų hormonų veiklą ir sukelti įvairių sveikatos problemų. Ftalatų poveikis buvo susijęs su vystymosi sutrikimais, reprodukcinėmis problemomis ir net vėžiu. Galiausiai, bet nemažiau svarbus, dichlormetanas. Bespalvis, lakus skystis, dažniausiai naudojamas kaip tirpiklis. Dichlormetanas taip pat naudojamas krūtų implantų gamyboje. Deja, dichlormetanas yra žinomas kancerogenas. Dichlormetano poveikis taip pat gali sukelti daugybę kitų sveikatos problemų, įskaitant galvos skausmą, galvos svaigimą ir kvėpavimo takų dirginimą. Viena rimčiausių bėdų susijusių su krūtų implantais yra ne implantų plyšimas, o dėl kūno šilumos garuojantis silikonas ir gelio prasiskverbimas į organizmą. Nors moterims rekomenduojama reguliariai atlikti tyrimus, deja tokie tyrimai kaip ultragarsas ir magnetinio rezonanso tomografija gali aptikti implanto plyšimą, bet jie nemato silikono garavimo. Silikono molekulės ir mažos dalelės prasiskverbia iš implantų į aplinkinius audinius ir patenka į kraujotaką, sukeldamos įvairius sveikatos sutrikimus, lėtinį skausmą, imuninės ir endokrininės sistemos problemas bei uždegimus, o tai reiškia, kad gali padidinti vėžio riziką. Silikono gelio garavimas ne tik kelia fizinį pavojų, bet ir gali tapti didelio emocinio streso priežastimi. Su šia problema susidūrusios moterys dažnai jaučiasi nesaugiai, nerimauja dėl savo ateities. Taigi, apžvelgėme tik kai kuriuos chemikalus slypinčius krūtų implantuose. Svarbu atsiminti, kad tai nėra išsamus sąrašas, o konkretūs chemikalai gali skirtis priklausomai nuo implanto prekės ženklo ir tipo. Žinojimas yra galia ir būdamos informuotos apie galimą riziką, galite priimti geriausius sprendimus savo kūnui. Atsiminkite, kad svarbiausia yra jūsų sveikata. Jei pažįstate lietuvių moterų turinčių implantus ir patiriančių sveikatos problemų, praneškite joms apie privačią moterų palaikymo grupę Facebook, kuri vadinasi Krūtų implantų liga, detoksikacija ir edukacija. Ši grupė suteikia saugią ir palaikančią erdvę moteriams dalyti savo patirtimi, užduoti klausimus ir rasti išteklių. Būkite informuotos, rūpinkite savimi ir savo artimaisiais. Baigdami šią išsamią kelionę po krūtų implantuose naudojamas medžiagas, svarbu atsiminti informuoto sprendimų priėmimo svarbą. Aptartos medžiagos nuo metiletilketono iki sunkiųjų metalų atlieka svarbų vaidmenį šių implantų sudėtyje. Nesvarbu, ar svarstote apie implantus, ar jau juos turite, labai svarbu išlikti informuotam apie medžiagas ir jų galimą poveikį jūsų sveikatai.
Dėkojame, kad prisijungėte prie mūsų šioje atradimo kelionėje. Atminkite, kad jūsų sveikata yra jūsų rankose. Rūpinkite savimi ir visada būkite informuotos. Jei jums patiko šis turinys, nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalo